Labadiena, su jumis Verslo tribūna. Šiandien laidos partneris Citus ir kalbėsime apie vietokurą, apie su to susijusius artimiausius planus. Galbūt paminėsime vieną kitą konkretų projektą, apie kuriuos tikiuosi paslaptis išduos mūsų viešnios. Šiandien studijos svečiai Citus Vilniaus regiono vyr plėtros vadovė Gabrielė Norkutė. Sveiki, Gabrielė. Sveiki. Ir marketingo projektų vadovė Paulina Širvinskaitė. Sveiki, Paulina. Kas jums yra vietokura? Kaip jūs su to susiję? Taip paprastai, kalbant, tai tiesiog erdvės vietos įveiklinimas. Aš tiesą sakant, pirmą kartą išgirdau apie vietokurą prieš kokią 10-15 metų architektūros studijos paskaitose. Tai nepaslaptis, tuo metu vyravo kiek kitokia kultūra statybos srityje. Aišku, tikrai buvo gerų architektų, kurie tą plėtojo. Tikriausiai vienas geriausių pavyzdžių būtų Swedbankas, kuris gavo ir daugybę tarptautinių apdovanojimų. Ir tas pastatas pats gražus be savo aplinkos, be tos sukurtos aplinkinės erdvės, jis tikrai nebūtų gavęs tiek apdovanojimų ir tiek žmonių ten nebūtų. Tai tuo metu labiau buvo kultūra orientuota į pastatą, kaip jis atrodo, kokios apdailinės medžiagos, kaip geriau pastatyti, kad gražiau atrodytų, bet mažai galvota apie urbanistiką. O šitas, pasikeitė gal tik šiuo metu, o šiaip pasaulyje tendencija atsirado Skandinavijoje kažkur po 80-metį, 90-metį, po visos industrializacijos, kai buvo platinamos gatvės, didelės gamyklos, ir tas miesto mastelis labai pasikeitė. Jis pritaikytas buvo labiau mašinoms, automobiliams, žmogus pasijuto nejaukiai. Ir bandyta buvo sugrįžti į tą mastelį, žmogaus mastelį, įveiklinti gatves, jas padaryti jo dydžio, kad jam būtų malonu vaikščioti. Ir į visą tai buvo įtraukta ir bendruomenės. Ir tai labai labai pasiteisino ir paplito po visą pasaulį. Tai sakyčiau, dabar yra tai paskutinė tendencija. Paulina, ar jums vietokura žmonės? Tai be abejo, ar vieta? Manau, kad žmonės iš tiesų, nes tą vietokurą ir būtent ir kūrė bendruomenė, per tą bendravimą iš tiesų labai lengva įsiaiškinti ir kaip padaryti, kad ta vieta būtų patogi žmonėms gyventi, atsižvelgiant į tuos ir, tarkim, pramintus takelius, kaip ir žvelgiant mūsų projekte, kur sudėlioti, kad jiems būtų patogu judėti ir vaikščioti, tai irgi visą tai dėliojasi tik tais per tą žmogišką ryšį. Iš tikrųjų, tai reikia dar ir nebijoti kontaktuoti su ta bendruomenė. Tai nėra lengva, aš įsivaizduoju, nekilnojamo turto vystytojams tikrai įvairiausių istorijų tenka patirti. Aš tikiu, nes permainos žmonėms nebūtinai patinka. Ir tai, kas auga šalia tavęs, jeigu dar didesnė negu buvo prieš tai, yra priimama tikrai gana sunkiai. Bet Paulina jau užsiminė apie mūnus. Vienas iš tų projektų, apie kuriuos mes šiandien ir kalbėsim, yra Mūnai by Citus. Gabrielė, kas dabar vyksta toje teritorijoje? Čia buvo vienas iš tų, kur jūs irgi pakankamai glaudžiai, kiek aš atsimenu, tie kontaktai, mes tikrai esam kalbėję apie tą projektą ir buvo apie jo pradžią, kaip jis pradėtas vystyti, kiek buvo to kontakto, kaip toliau vystosi, kaip jūs priima tą vietinę bendruomenę ir kur link Mūnai su jie keliauja? Tai sakyčiau, kad tikrai matom tą pasiteisinimą. Nuo pat projekto pradžios, kaip jūs jau minėjot, nusprendėm sakykime, apriboti savo statybas ir vieną iš pastatų paskirti vietokurai. Tikrai neslėpsiu, žmogus yra įpročių toks padaras ir jis nenori jų atsisakyti. O ta vieta, toks buvo irgi industrinis rajonas, tiek kuro aparatūros kitoje pusėje, tai žmonės nėra linkę keisti savo įpročių, todėl ten tikriausiai dauguma net neįkeldavo kojas. Per 20 metų tikriausiai, jei nedirbi, tikrai neini tenais, ten nėra ko pasižiūrėti. Tai mes norėjom labai tą įprotį perlaužti, kitaip padaryti ir paskiriam tą erdvę. Nebuvo lengva, tikrai nebuvo lengva, nes, žmonės, kaip ir sakau, nėra linkę ten eiti, bet turėjom renginių ir tikiuosi visas tas, įsivystys į kažkokią didesnį projektą ir gal net šiaip tendencija visose mūsų projektuose.
Aš gal čia Taip, truputėlį Paulina. papildysiu, Gabrielę, jeigu galima. Tai taip, turėjom ir renginį ir šiaip esam įveiklinę tą erdvę, bet kodėl pradėjom irgi būtent nuo renginio. Mums kaip vystytojai ta vietokura skamba kaip suprantamas ir jau standartinis žodis, bet paprastam gyventojui ar klientui, tai yra tam tikras burtažodis. Tai būtent tos erdvės tų sandėlių įveiklinimą ir pradėjom nuo renginio klientams ir bendruomeniai, kalbėdami apie vietokurą, konversijos projektus, kodėl jų reikia nebijoti, o kaip tik jį išdžiaugtis, nes jie prisideda iš tiesų prie tos visos aplinkos pokyčių. Tai po to renginio tą erdvę mes įveiklinome, palikome ją kaip pardavimų atstovybę, kur būtent mūsų pardavimų vadovai susitikimo metu atsivesdavo žmonės, aprodydavo 3D maketą būtent mūsų projekto, pavaikščiodavo po erdvę, nes ant grindų esame išpiešę realius 2D planus, tai žmogus gali pasimatuoti tą savo ateities būstą, pasižiūrėti, kaip yra suplanuotas, kur tas miegamasis, kur tavo ne, kaip realiam dydyje tai ta mastelė atrodo. Tas mastelis normalus yra tas realaus dydžio, taip, ne? Jis yra 1:1 iš tiesų atitinkantis būstą. Ir žinoma, susipažinti su ta žirmūnų istorija ir projektų istorija. Kokį darom pokytį nuo ateinančio mėnesio, mes tą erdvę atveriam visiems. Keičiame konceptą, darome pažintinės parodos planą, iš truputėlį papildome tą visą informaciją ir ką esame jau ten padarę, darome galerijos principu, tai yra žmogus pats be projektų vadybininko gali atvykti į tą erdvę, apsižiūrėti, susipažinti su vietokura, Citus įmonė, Žirmūnų ir Šiaurės miestelio istorija, bei žinoma pačiu Mūnai by Citus projektu. Ką ten galima surasti? Na, atvykti pasižiūrėti. Aš suprantu, kad dabar bet kuriuo metu, taip suprantu, ar ne, kad nebėra kažkokio tai uždaro teritorijos, uždaros taip, ar kažkos. Taip. Tiesiog viešai. Tai galima ir štai, nežinau, dabar ar vakarė, ar kada nors jums norisi, nuvykti tenai. Ir ką jūs, man tai įdomu, nežinau, ar jūs pačios Vilnietės ar Vilniuje esate užaugę, bet ką atradot per tą projektą? Kas tokio įdomaus nutiko jums pačioms Mūnuose? Tikriausiai, aš iš tiesų pat ne Vilnietė esu ir man, kas buvo įdomu, tai susipažinti su ta pačia istorija, kaip ta Šiaurės miestelis ir Žirmūnai keitėsi per laikotarpį, kokie pokyčiai ten yra planuojami, nes iš tiesų taip dabar bendrai žiūrint, galima drąsiai sakyti, kad Žirmūnai yra Vilniaus pokyčių centras, nes tų konversijos projektų yra ne vienas suplanuotas, tai būtent atvykus į šią erdvę tu gali labai puikiai vizualiai matyti, kaip tas Žirmūnų žemėlapis keisis ir kas yra suplanuota. Tuo pačiu susipažinti su projektu, mes padarome tokią laisvę, kad tau nereikia su pardavimų vadybininku keliauti ir susipažinti su to projektu, o tu pats atvykęs savarankiškai gali gauti visą reikiamą informaciją, pasižiūrėti, kaip realiai tas projektas atrodys 3D makete, nes irgi Mūnai yra kvartalinė statyba, tai nėra vienas projektas, tai irgi žmogui labai yra svarbu vizualiai suprasti, kaip tie pastatai įsidėstys erdvėje. Na ir žinoma, tie mūsų 2D planai ant žemės irgi labai žmogui pagelbėja įsivaizduoti tą erdvę, tą dydį, kol projektas dar yra statybų procese. Gabrielė, kas Žirmūnuose netikėto jums nutiko? Gal aš, kadangi senesnė Vilnietė, ne ta nauja kurėja, tai tikrai pati mačiau, kaip Šiaurės miestelis, ta 21 amžiaus pradžioje. Ir buvo, ir griuvo. Ir buvo, ir griuvo, ir kaip tam tikri kariniai pastatai buvo įveiklinti irgi, ir kaip jie, tai senais laikais labai uždara teritorija tapo labai atvira. Bet man tikriausiai labiausiai vis tiek nustebino tas statybų bumas ir kokia ta perspektyva bus. Nes šiek tiek tu vis tiek esi linkęs užsidaryti savo darbuose, savo reikaluose ir kai tu truputėlį atsitrauki, pamatai, kaip čia viskas keisis, tikrai wow. Ir svarbiausia, tai man tikriausiai yra tai, kad pats miestas keisis toje vietoje, tas šašas užsitrauks ir ta teritorija bus pasimta bendruomenės, joje bus infrastruktūra, todėl pati perspektyva yra tikriausia tas
cinkelis ir pamatyti, kaip nepažįstamas tau gal rajonas, kuriam kitam gyvenai, gal pažįstamas, bet ta teritorija nepažįstama, kaip jinai keisis. Tikrai būna mėgamieji mikrorajonai, kiti, kur tu negyveni, paprastai tikrai nepažįstami, nes tu ten neturi ką veikti paprasčiausiai. Tai čia ir nutinka su vietokūriniais projektais ir nutinka, kad tu turi ką veikti, ar ne? Ir kad tu turi, ne tik tu turi ką veikti, bet ir iš kaimininių mėgamųjų rajonų žmonės turi ką ten veikti. Tai, jūs čia taip suintrigavot, bet tai papasakokit, kas ten tokio bus. Tai tikriausiai, jeigu taip dar kalbant apie pačią tą erdvę, tai irgi norisi paminėti, kad mes ten turim ne tik savo pažintinę parodą, bet būtent nuo kitos savaitės šalimai esančiam sandėlyje startuoja menininkės Džiaram paroda. Gruodžio visą mėnesį kviesime atvykti į šalia mūsų projekto įsikūrenčią parodą. Tai jinai tikrai jau mums atskleidė užkulisius parodos, bus įspūdinga tiek savo dydžiu, tiek savo masteliu. Kiek žinom, pristatys daugiau negu 22 savo paveikslus, tai yra tikrai bus įspūdinga ir graži galerija. Tai vat irgi norisi pasakyti, kad mes ne tik tą erdvę pritaikom savo projektui, kaip tarkim pristatymui arba žirmūnų perspektyvos pristatymui, bet esam atviri ir kitiems. Tai nuo gruodžio 4 iki 18 dienos bus būtent Džiaram paroda, prieš tai bendradarbiavime su Laisvės TV, kurie irgi mūsų toje erdvėje filmavo savo laidas, tai iš tiesų esam atviri tiek kūrėjams, tiek organizatoriams tas erdvės išnaudoti ir savo reikmėms. Tiesiog ją pritaikom kaip ir projekto pažintiniai parodai pristatymui, bet tuo pačiu norim, kad ir bendruomeniai tai būtų nauda ir tos erdvės būtų išnaudotos. Erdvės kokias? Čia tas senas ar čia tas naujas? Senas. Kol kas senas, mes jas specialiai palikom. Ten buvo kas anksčiau? Anksčiau buvo iš esmės sunkaus transporto remonto dirbtuvės. Arba kažkokie sandėliai, kažką laikė. Bet dabar jau neįmanoma atlikti tos veiklos. Tai mes nusprendėm palikti tą erdvę ir kad įsitrauktų bendruomenę, kad ten atsirastų įprotis ateiti, daryti parodas, kažkokius susirinkimus, gal aptarimus, kad tas įprotis erdvė šitą išnaudoti jau atsirastų dabar. Kitaip sakant, ta erdvė liks. Čia nėra tai, kad dabar dalis pirmas, antras etapas vystosi, bet Ne, dėja šitie pastatai griausis. Tiesiog, būtų nelogiška palikti tuos pastatus, jie tikrai nėra gerai pritaikyti naudojimui ilgam laikui. Čia kol ateina į gyvenimą visą tai, kas ir turėtų ten būti. Taip. O kai jau ateis visas tas kompleksas, kurį esam suplanavę, mes norim, kad tos veiklos tęstųsi. Kad tas įprotis išliktų toje vietoje ir bendruomenės jaustų, kad erdvė, kuri priklauso jiems, kad jie ten gali gyventi. Žmonės turi tiesiog įprasti ateiti, ten kažko ieškoti, arba vieno, arba kito, ar veiksmo, ar parodos. Iš tikrųjų, tai labai svarbu, nes tas įprotis, kaip mes nuo ko ir pradėjom, žmonės yra įpročių vergai, šiaip jau, kaip ten bebūtų. Tai tas toks judėjimas, ta kryptimi iš tikrųjų labai svarbus, bet pati vietokūra ir verslas, dabar jūs suprantu, ten daugiau į meną orientuojatės, į tą vietos bendruomenę, kiek yra ir verslui, pavyzdžiui, skiriama dėmesio tenai, kiek jūs patys, tokio, sakykime, kuriat, kviečiat įsitraukti aplinkinius galbūt, nes tai irgi bendruomenės dalis? Taip, tai mes, kaip jau ir Paulina minėjo, tikrai stengiamės įtraukti, kviečiame visus, tikrai jį turit idėjų, tai mes visiškai atviri. Nesam renginių organizatoriai, tai tiek kiek išeina, tiek ir rengiame, bet tikrai esame atviri visam šitam. O iš esmės tolimesniai raidai tos vietos, tos teritorijos, mes suprantam, kad kompleksinis projektas bus, tai ten tikrai atsiras verslai, ten tikrai atsiras administracinis pastatas. Tai tų žmonių bus. Jie turi matyti šitą erdvę kaip pažįstamą, kurioje atsiras srautai žmonių ir šitos visos parodos renginiai, jie ir kuria šitą jausmą jau dabar.
Papasakokit vizualiai, tiesiog, atsiras taip, dabar ten yra kiek, kas ten yra, kokie pastatai, kaip tai atrodo, tiesiog papasakokim žodžiu, nes neturim dabar piešinėlį. Taip, ta prasme, apie būsimą. Tai turime, kol kas dabar turime tik pirmą etapą, bet iš viso bus praktiškai 5 etapai, čia nežinau, kaip pasiseks, didžiulis projektas, 477 butai planuojame ir dar 2 dideli administraciniai pastatai, kuriame, tikriausia galėtų įsidarbinti ir turėti savo ofisų apie 900 darbuotojų. Viešoji erdvė tarp to administracinio pastato ir daugiabučių kvartalo. Tai suprantam, kad čia yra didžiulis kompleksas. Tai tiesiog, ta visa erdvė, jinai turi būti gyva. Ir iš to ir gaunasi, kad turime miksuotą paskirtį, tai dienos metu ten turėtų būti darbuotojai, jie savo gyvenimą ten gyventi, pietauti, išgerti kavos su kolega, o jau vakare ir savaitgaliais tas kompleksas bus gyvas iš gyventojų pusės, nes, įsivaizduokit, yra 477 butai suprojektuoti, tai, minimum 900 gyventojų bus. Taip, kiek pastatų tos tie butai? Iš viso pastatų bus dabartinėme, kurį jau turim statybos leidimą ir statysime, tai yra iš viso 5 pastatai ir dar, laukia, jau yra projektuojama dar 3 pastatai tie gyvenamieji. Ar smalsus aplinkiniai gyventojai, kiek jie pas jūs, jūs darot, ar nekviečiat vienokios kitokios galimybės, kiek domisi žmonės, įsitraukia? Tas mūsų pats pirminis renginys iš tiesų sulaukė didelio susidomėjimo, turėjom nemažai ir klientų, kurie atėjo pasižiūrėti, kasgi vis dėlto ten bus ir suplanuota yra, tiek ir bendruomenės, jiems tikrai yra smalsu ir įdomu, o kitas dalykas, projektas iš tiesų pakankamai greitai kyla, tai ten tas vaizdas nuolatos keičiasi ir tikrai žmonėms yra įdomu, o tuo labiau, kaip mes kviečiame tuos, tarkim, savo renginius ar parodas, jie praeina šalimai statybų proceso, tai jie realiai mato viską, kas vyksta, tai jiems labai įdomu yra. Ir kiek ir organizuojant teko būtent su tais partneriais bendrauti, tai visų būdavo toksai susižavėjimas ir smalsumas atvykstant. Nes tiesiog yra naujovė pakviesti žmonės į kažkokią tais erdvę esančią šalia statybų aikštelės. Žinoma, mes laikomės tikrai visų saugumo priemonių, tai žmogus nepatenka į statybę, tai yra atskirta padaryti atskiri praėjimai ir įėjimai, bet jie praeina šalimais, atskirta segmentinėms tvoromis, tai tikrai viskas kaip ant delno matosi jiems. Bet ne šalmų ten ir visų kitų. Ne, šalmų, bet nereikia, ar ne? Ne, nereikia. Iš tolo gali stebėti. Bet iš tikrųjų, labai smagu matyti, kai aplinkiniai gyventojai domisi, patys galbūt nori tiesiog persikrausti į naujesnį namą. Tikrai taip, iš tiesų nemaža dalis klientų atvyksta būtent iš Žirmūnų arba Antakalnio. Tai yra šalimais esantis rajonai arba būtent tie patys žirmūniečiai, kurie tiesiog nori pakeisti jau esamą būstą į naujesnį, patogesnį ir geresnį. O ta teritorija paprastai visiems būna tokia gimta, jauki ir nesinori niekur kraustytis, bet naujesnė būstą tai norisi. Tai iš tikrųjų su tom aš manau, kad tokiam idėjom yra labai gerai užpildyti tas mikrorajonų, tų gyvenamųjų, miegamųjų rajonų, tas tuščias erdvės, arba ne, jeigu netuščias, tai tos tokios, kur sąlyginai tuščios, jos netiek naudojamos, arba jau nebenaudojamos. Šiaurės miestelis, aišku, ypatingai pasižymė ta tokia teritorija ir ta ypatinga konversija, ar ne, kuris ten plotas tikrai buvo visiškai nerealus, bet, kiek jūs to tokio užimtumo ir minėjot viešoje erdvėje, pavyzdžiui, viena tai yra pastatai, kita tai yra viešosios erdvės, kurios skirtos, suprantu, kad visai bendruomeniai, ne tik tai to komplekso, ne tik tai tų kelių namų, tai yra apskritai, tai miesto daliai, sakykim taip. Tai kas ten, kuo jinai ypatinga, kuo jinai skiriasi ir kaip, ne tik, kad kuo skiriasi, bet sakyčiau, kaip įsilieja į tą aplinkinę erdvę? Tai aplinkinę erdvę mes tenais planuojame tokią promenadą, kuri iš esmės tikriausia jos tąsa yra suplanuota, suprojektuota, neaišku,
iki galo, kada tikrai įsigyvendins ir kaimininime sklype, tai tokia promenada su fontanu, su žaliom erdvėm, su pasėdėjimais. Tikrai tikimės, kad tenais įsikurs keletą kavinių, kuriame galėsi, taip sakant, nebūtina tau bus važiuoti į centrą išgerti kavos su drauge, o jau galėsi šalia, čia pat turėti kokybišką laisvalaikį, sakykime. Nes tikrai kreipiame tą dėmesį į ir savivaldybės išsakytą poziciją, kad turi būti 15 minučių miestas. Žmogus turi turėti pagrindinės visas savo reikiamas paslaugas 15 minučių atstumu pėsčiomis, nes tas važinėjimas pirmyn atgal, jis labai apkrauna miestą. Tai toks pat tikslas ir šio kvartalo, kad tu rastum savo reikiamas paslaugas čia pat, o gal net ir šalia dirbi. Kalbant apie patį Mūnai by Citus projekto, ta lokacija, jinai iš savęs yra iš tiesų labai dėkinga. Tas 15 minučių miestas yra ranka pasiekiamas, nes tiek prekybos centrai yra pašonį, tas pats Ogmios miestelis yra šalimais, tau niekur nereikia važiuoti, šeštadienio rytą tu brančą gali savo kuo puikiausiai per 5 minutės pasiekti mėgiamą restoraną ir papusryčiauti. Tos pačios ugdymo ir švietimo įstaigos irgi yra įsikūrusios 15 minučių atstumu. Na ir žinoma, šis rajonas pasižymi iš tiesų nemažai verslo centrų skaičiumi. Jie jau yra, dalis jau yra pastatytų ir aktyviai veikiančių, dar nemaža dalis yra suplanuotų. Tai kas yra ir žavu šiame projekte, kad tavo tas gyvenimas verda aplinkui. Tau nereikia kažkur ilgai kamščiuose stovėti, tu viską pasieki ranka, nes tau yra tiesiog labai patogi lokacija. Iš tikrųjų, ir ta upė netaip toli, centras netaip toli, viskas netaip jau toli. Užsiminėt savivaldybę, tai negaliu nepaklausti šių dienų kontekste. Iš tikrųjų, dabar jūs pirmas etapas, jau antras dabar prasideda etapas, dar 5 planuojat. Jūs nestringat dėl visokių biurokratinių ir kitokių dalykų. Kaip sekasi judėti su visais sprendimais? Tikriausiai nepaslaptis, kai kur stringame, bet šitas projektas tikrai jau tikiuosi nebestriks, nes turi statybos leidimą. Tai čia tas yra... Antras etapas ar visi? Visi išskyrus patį paskutinį. Tai, kaip sakant, esi tikras, kad pastatysi tai, ką pažadėjai, nes jau turi tam tikrą susitarimą su savivaldybė, dokumentą, kuris tau tą leidžia daryti. Ir tikrai, ta vizija, kuri yra sugalvota, kuri yra rodoma, jinai, tokia ir bus. Tai jau nebereikės bijoti, kad savivaldybė, kažkaip kitaip apvers, padarys. Jie visada, aišku, nori gero, bet tai kartais labai ištempia laike. Tai šiuo atveju tikrai, šitos rizikos nebeturime čia. Gerais norais kelias į pragarą grįstas yra ir tokia patarlė, tai su to. Tai iš esmės jau viskas praktiškai čia garantiją turit, tai suprantu, kad problemų nebebus. Bet kiek mes dabar, taip įsivaizduojant aukštais, pavyzdžiui, ar ne pirmas etapas, antras dabar kokia jau vyksta, tai parduodamas, kas vyksta su juo? Tikriausiai būtų taip, kad pirmas etapas, tikrai manom, kad patikėjo tie klientai šituo projektu. Yra dabar jau parduota net 60% visų butų pirmame etape. Ir kadangi matom gerus pardavimus, matom, kad žmonės nori gyventi čia, nepabijojom ir nuo gruodžio mėnesio pradėsim ir antro etapo pardavimus. Šitą veiksmą iš tiesų atliekam anksčiau, negu buvo pirminis planas. Nepaslaptis, vystytojai prisibijo didelio sandėlio būtų, nes nori viską išsiparduoti, tada žiūrėti, bet matom susidomėjimą, todėl nusprendėm žengti tolyn ir kuo greičiau tą projekto visą viziją įgyvendinti. Ir šiuo atveju jau atveriam truputį kitą pirkėjų segmentą. Antrame etape daugiau turim mažesnės kvadratūros butų, kurie labai aktualūs tam
pirmo būsto pirkėjų arba tėveliams, kurie nori investuoti į savo vaikų ateitį, atvažiuos studijuoti, tai kad iškart turėtų kur gyventi. Ir pirmo būsto pirkėjai, nepaslaptis, dabar jau yra sukrutę, nes Euriboras vis mažėja kiekvieną ketvirtį, supranta, kad jau palankėja sąlygos ir jie tikrai pradeda ieškoti tų būstų, o nepaslaptis, kas pirmesnis, tas gauna geresnius pasiūlymus. Tai tikrai, šitų visų aplinkybių visumoje nusprendėm, kad reikia toliau žengti. Kokia vieno kvadrato kaina ir kokios kvadratūros būtai? Viena, tai kokie populiariausi? Kita, ką dabar siūlot, nes suprantu, kad galbūt ne viskas iš karto. Kaip minėjau, maža kvadratūra, daug turim 1,5 kambarių. Čia tam antrame etape ar pirmame? Antrame etape. Kvadratūros nuo 29 kvadratų iki 30 kelių kvadratų. Vieno kambario. Vieno kambario ir pusantrinio yra tokių, toliau irgi didelė pasiūla yra 2 kambarių butų, tai nuo 40 iki 48 kvadratų. Tai tiesiog turim nemažai tos pasiūlos, kuri yra mažų butų ir tikrai pirmo būsto pirkėjams šitai aktualu, nes suprantama, kad sunku sukaupti tą pradinį įnašą nuo pat pradžios ir tikriausia, verta pamastyti, tiesiog pirmiausia įsigyti tą būstą, kurio tau reikės artimiausius 7 metus, 5 metus, kad jau dabar gyventum ir jau dabar investuotum į savo ateitį ir į savo būstą, o nemokėtum kažkam, kas nuomoja jį. Vietokura, kiek padeda, kiek tai svarbu pirkėjams tokiems, kuriems galbūt svarbiau, pavyzdžiui, tie, kurie nuomai, arba tie, kurie patys gyvena, nes aš įsivaizduoju, kad čia savo labai svarbu, kai tu ta aplinka, kur tu gyveni, ar ne, ir kas bus aplink tave, bet kita vertus vėlgi, kai tu matai ateitį, kur link viskas krypsta ir kad ten gyvenimas įsisiubuoja, tai irgi keičia situaciją ir gali ir pats kraustyti. Kaip Paulina, kaip jūs stebit? Taip, tai mes iš tiesų tikrai analizuojame duomenis ir žiūrime, kodėl klientai būtent įsigijo Moonai by Citus projektą. Ir iš tiesų matom, kad viena iš pagrindinių priežasčių yra tai, kad jie tiki pokyčiais, jie mato tai, kad yra Vilniaus pokyčių centras ir tą visą Žirmūnų perspektyvą ir mato kaip patogią vietą gyvenimui. Tai, kad yra viskas ranka pasiekiama ir būtent to projekto teritorija tau suteikia galimybę tam gyvenimui pilnam patirčių. Kita dalis, kuo irgi mūsų klientai labai vertina, tai būtent projekto sprendiniais. A++ energetinė klasė, stilingas pats projektas iš savęs savo eksterjerų ir kiemo sprendiniais. Tai būtent visa ta visuma iš tiesų klientams padeda apsispręsti ir priimti sprendimą įsigyti būstą būtent Moonai by Citus projekte. Tai taip jau apibendrinant, paantrina mūsų tą visą prieš tai pokalbio dalį, kad pati lokacija čia turi labai didelę vertę ir ta rajono konversija ir perspektyva. Citus apskritai labai daug kalba apie vietokurą, ne tik šitame projekte, mes, apskritai ir kiti, jie turi kiekvienas turi savo tam tikrą veidą, turi pavadinimus pakankamai įdomius, turi, ta vietokura yra labai svarbi ir ta prasme, kad tos istorijos, aš tai manau, kad pritraukia ne tik dėmesį, bet ir gyventi yra smagu kažkokioje vietoje, kuri turi savo veidą, kuri nėra tiesiog kažkas, butas, kuriame gyvenu. Kiek jums tai padeda, manot, ir kaip tai priima žmonės? Tikrai, manau, padeda. Pirmas tikriausia tokia, bandymas, vienas iš bandymų ryškesnių. Tai buvo administracinio pastato Sėlių gatvėje. Tokia susitikimas su bendruomenė, pristatymas to būsimo pastato ir tikrai išgirdom labai įdomių dalykų, kaip ten vietoje buvo anksčiau puošdavo eglutę, kadangi žvėriniečiai irgi turi, tikrai tokią stiprią bendruomenę ir jinai nebijo reikšti savo nuomonę, savo poreikių, tai tikrai tokių išskirtinių dalykų, kurių tu nesurasi archyvuose. Tu gali tik sužinoti iš tos bendruomenės. Ir iš tiesų, kaip supratau, po to jau buvau ir kitame susitikime tos bendruomenės. Šalia kaimynai irgi
lygiai taip pat tu susitiko ir dar išgirdom labai įdomių dalykų, kaip tenais prie tos vietos linkusios yra močiutės atnešti savo užaugintas daržoves. Tai iš karto tu galvoji, kaip tą pridėtinę vertę palikti, nes jei užsimsi trinkelizaciją, tai, numirsta vieta, nebus tos močiutės, kuri pardavinėja tau daržoves, nebegalėsi ateiti. Tai čia buvo tas toks, ryškesnis pirmasis bandymas, po to sekė jau mūnų pavyzdys, tą mes darome ir kitose savo projektuose, kaip Nemunas, kuris, tikrai turi savo ryškę istoriją ir bandome ją atkurti. Patys druskininkai turi savo istoriją, todėl ant fasado atsirado Čiurlionis ir tos sąsajos su Čiurlioniu. Nidoje irgi turėjom susitikimą su vietos bendruomenė. Tikrai ten irgi labai jautri ta bendruomenė, bet kokiems naujiems projektams. Tai toks sužinojimas to know-how vietinių žmonių, jis labai gali pakeisti projektą, atrodytų gal ir nedideliam detalėm, bet jos esminės bus, nes, kaip sakau, kita kultūra atsiradus jau, žmogus neužsidaro vien tik į savo biurą, į savo butą, jo erdvę praplečia ta aplinkinė erdvė ir tu gyveni nebe savo bute, o visoje aplinkinėje erdvėje. Ir ta vietokura, būtent ir kalba apie šitos dalykus. Šiaip tai tie susitikimai su bendruomenė yra ne tik tai, kad tu sužinai, kas yra gero, bet lygiai taip pat ir sužinai problemas vietos, kur šaltinis koks teka, kur dar, aš tai įsivaizduoju, kad tas ypatingai prieš susitikimas labai tą netgi vietą apibūdina, kur tau galbūt reikėtų kažkokius ir sprendinius pritaikyti pagal situaciją. Taip. Tai iš tikrųjų puikus sprendimas ir puikus dalykas, ta vietokura, tiesą sakant, kad tik tai daugiau apie ją kalbėtume, nes tokiu būdu tas organiškai įsilieja kiekvienas objektas į miestus ar tiesiog teritorijas, kurios yra vystomos. Tai ačiū Jums už tai, ačiū Jums už pokalbį. Šiandien verslo tribūnoje viešėjo Citus Vilniaus regiono vyr plėtros vadovė Gabrielė Norkutė ir marketingo projektų vadovė Paulina Širvinskaitė. Dėkui Jums ir sėkmės. Dėkui Jums.